Sveiki, šiandien paspręsim uždavinuką trifazio variklio paleidimas ir reversijas per kontaktorius. Start, stop ir reversija su laiko eilės apsauga. Esmė tame, kad kol variklis nesustoja, kad nebūtų galima pajungti į kitą pusę. Sukurti valdymo grandinę, kuri leidžia paleisti ir pakeisti trifazio variklio M1 sukimosi kryptį, naudojant kontaktorių, start, stop ir reversiją mygtukus ir laiko eilę KT1, kad variklis pakeistų kryptį tik jam pilnai sustojus. Taip, tai aš jau susidėjau komponentus, tai mums reikės dviejų kontaktorių, dviejų mygtukų start į vieną pusę ir reversą, stop, laiko eilės, trifazio variklio ir dviejų kontaktorių. Tai dabar taip, kad variklis pradėtų suktis į kitą pusę, trifaziui užtenka tik tais apkeisti laidus vietom. Tai dabar, pavyzdžiui, čia buvo pirmas, tai mes pirmas į pirmą kontaktą, antras į penktą darom ir penktas į antrą. Tai gausis, kad mes apkeitėm juos vietom. Nes esmė tame, kad jis suveiktų, užtenka pilnai, kad apsikeistų tik du laidai iš trijų fazių. Ir dabar čia sujungiam tiesiog ketvirtas, šeštas. Ir dabar gal dar biškį pakelnokim, kad taip stipriai nesikirstų. Tai gaunasi, kad pats variklis parinktas taip pat kaip ir prieš tai. Tik tais šito laido aš negaliu kitaip parodyti. Palaukit. Ir šito laido negaliu aš kitaip parodyti. Taip gal daryti. Taip, dabar, tai faktas, kad su stop mygtuku mes sustabdysim kaip ir viską. Ir dabar taip vieną eilę ir antrą eilę. Dabar gaunasi, jeigu mes paleidžiam simuliuoti, KM1, tai dabar sukasi vieną pusę, kitą paspaudus į kitą pusę, matosi rodiklį. Dabar mums reikia dviejų atvirų kontaktų, kad mes galėtume padaryti kad jie užsilaikytų. Bet juos mes turim taip, čia KM1, tai mes turim ir padaryti KM1, o čia KM2. Tai dabar gaunasi taip, jeigu mes paspaudžiam play, tai paspaudžiam vieną, sukasi vieną pusę visą laiką, paspaudžiam į kitą. Sukasi kitą pusę. Kaip padarėm, bet dabar yra viena problema. Jeigu mes, pavyzdžiui, paleidžiam šitą ir aš paspausiu šitą, iš karto išjungs manęs iš simuliavimo, nes įvyko klaida, nes mes užtrumpinom sistemą. Kaip mums dabar šito dalyko reikėtų išvengti? Mes galim paimti ir pastatyti
laiko relė, kuris suveiktų nuo KM1 ir nuo KM2. Tai reiškia, du paimam atvirus kontaktus. Iš čia spaudžiam. Tai va, tai gaunasi, kad du yra kontaktai. Kuriems suveikus paleidžiama yra laiko relė. KT1. Tai dabar, kaip minėjau, čia reikia pakeisti, turi būti KM1, čia turi būti KM2. Tai dabar mes, jeigu paleidžiam, paspaudžiam, suveikia tas ir suveikia laiko relė. Ir dabar mums reikia padaryti taip, kad jeigu relė suveikia ir neatjungtų ir neleistų pajungti tol, kol nepraeis tam laikui. Tai mes dabar turim paimti šitos dalykus, pašalinti laidus, pašalinti šitos laidus. Ir mes turim dabar įdėti normal close du kontaktus, kuriuos valdo laiko relė. Ir mes juos tada... Čia palaukit vienas, čia KT. Čia reikia KT. Tai va, ir juos pajungiam į čionai. O pačių KM1 šitos relės pajungiam aukščiau šito KT1 relė kontaktų. Ir kas dabar gaunasi? Dabar yra toksai dalykas, kad mes kai paspaudžiam start, suveikia KM1, KM1 aktyvuoja laiko relę ir laiko relė atjungia mygtukus nuo sistemos. Tai gaunas, pavyzdžiui, jeigu mes paspaudžiam play, paspaudžiam start, variklis sukasi vieną pusę ir mes galim kitą mygtuką junginėti kiek tik norim, jisai nesuveikia. Jeigu mes paspausim stop, turi praeiti laikas, kad jis suveiktų. Praėjo laikas, paspaudžiam, sukasi kitą pusę. Ir kitą pusę, kai sukasi, vėl yra atjungiami mygtukai ir jie mums neveikia. Jeigu mes paspausim stop, nei vienas, nei kitas neveiks, bet jeigu praėjo laikas, mes vėl galim paleisti. Štai taip reikia atlikti užduotį.